Sveiki, turim pirmametį sodinuką. Ir kyla įtarimas, kad daugumoje naujokų nežino, kaip teisingai pasisodinti tokį ar silpnesnį ar stipresnį sodinuką. Jeigu jūs bandysit sodinuką traukti iš puodynės ir kišti į duobę, yra tikimybė, kad jisai nukentės, nubirės žemės ir bus pagadintas šaknynas ir galimai sodinukas žus. Mano variantas būtų toks. Reikėtų visą laiką įvertinti šaknų būklę. Jeigu pradeda lysti šaknis iš vazonėlio dugno, reiškia jau šaknų sistema paplitusi. Toliau. Reikėtų vazonėlio privalumas yra tas, kad jį iškasus duobę įvertinti, kaip bus atrodo sodinukas mūsų. Galima matuoti, 10 kartų pasimatuoti ir jau galutinai apsisprendus, kaip tai atrodys, koks gylis. Rekomenduotinas gylis vazonėlio eina šaknis šitam lygyje, plius koks geras šitas, tai sodinčiau plius minus duobė turėtų būti taip ir laistymui palikti duobutę. Kaip ir minėjau, nereikia traukti iš vazonėlio, reikia suminkštinti vazonėlį. Imam, apverčiam, nuėmam vazonėlį, žiūrim kaip šaknis atrodo. Šaknų sistema tobula. Tada imam tą vazonėlį ir jau galutinai sodinam. Atsargiai prilaikydami taip, kaip mums reikia ir po biškį užbarstom žemę. Toks sodinimo variantas yra tinkamiausias ir tikrai nenukentės augalas, jeigu jo šaknis buvo silpnesnės arba iš viso ten 1-2 šaknytės. Tai ne problema, augalas savo laiku užaugins vis tiek papildomas šaknis ir jisai augs sveikas ir gražus. Tai tiek, sėkmės.